Čia gali būti pati mano blogiausia idėja ever, bet aš dabar turiu tokią norą paskaityti tai, kas yra trendy, nes aš ką tik pabaigiau skaityti Slanimo raganas, kuris, by the way, turiu čia. Slanimo raganas Kristinos Petrauskės ir tai buvo man labai sunki knyga ir aš dabar labai norėčiau paskaityti kažką visiškai lengvo ir pažiūrėsim. Turiu savo Trusty skaityklę su Trusty katinu. Knyga, kurią kažkodėl aš noriu perskaityti ir aš negaliu paaiškinti kodėl, nes aš neskaitau šitos autorės, esu skaičius vieną knygą ir žinojau, kad tai ne man, nes aš neskaitau spicy knygų ir aš neskaitau contemporary romance. Kodėl aš noriu paskaityti Problematic Summer Romance? Kas nors man gali paaiškinti? Kas nors? Prašau, prašau. Nes aš jau antrą dieną kažkodėl galvoju apie šitą knygą. Ir man atrodo, kad tai yra age gap romance, kur aš niekada gyvenime nesu skaičius tokio dalyko. Ir aš sakau, aš negaliu paaiškinti, kodėl tai yra mano smegenyse dabar ir aš noriu paskaityti šitą knygą. Kontekstui, man atrodo, kad čia yra, kai įsijungi Goodreadsuose, rašo, kad tai yra antra dalis Not in Love, bet manęs labai nedomina ta knyga ir man atrodo, kad nėra būtina skaityti Not in Love. Right? Nežinau, pažiūrėsim. Aš vienintelę jos knygą skaičiau, buvo kaip ta mėlynu viršeliu, kur Adam Driver fanfic, ar ten Star Wars fanfic, something like that. Tai va tą skaičiau ir man buvo jako, nepatiko. Bet pažiūrėsim, kaip čia bus. Tai einu pasidaryti arbatos, gal kokį sneką susiruošiu, šunį išvesiu dar ir tada varysiu skaityti Problematic Summer Romance. Kodėl skaityti Problematic Summer Romance? Perskaičiau prologą ir 2 skyrius. Kol kas skaitosi labai lengvai, visai smagu, pažiūrėsim kaip toliau. Tai aš manau, kad šitas videokas visas bus tiesiog spoileriai, aš tiesiog papasakosiu, ką aš skaitau as I go along. Tai galbūt ne visiems patiks taip, bet tiesiog pasakau, kad spoilers ir žiūrėkit at your own risk. Tikrai spoilins dalykus. Tai va, tai prasidėjo knyga nuo to, kad mūsų pagrindinė veikėja Maja varo į savo brolio Eli vestuves į Italiją, į Siciliją. Ir ten also bus toks Connor, kuris yra jos brolio startupo kompanijos partneris ir jisai yra vyresnis už pagrindinę veikėją Mają 15 metų. Interesting. Nelabai dar suprantu, kiek metų yra pagrindinė veikėja, bet jinai dabar kaip ir darbą, gavo darbo pasiūlymą Šveicarijoje, bet esmė tame, kad tarp jų yra 15 metų skirtumas ir jinai Maja atvaro į Italiją ir ten ją iš oro uosto pasiima to Connor, to vyresnio vyro mergina Avery, kuri labai nice, labai faina, pasirodo tai Majai ir jos varo ten į tą vilą, nežinau, kur jie ten dar bus, bet esmė tame, kad savaitė visa bus hangint žmonėm ir tada bus vestuvės. Also, kiek aš suprantu, tas Eli ir jo sužadėtinė Rue, tai čia buvo Not in Love veikėjai tos knygos ir visa tada šita knyga susijusi su Not in Love tuo pagrindė, tiesiog, kad Maja yra to Eli sesuo. Ir tai, kad tas Connor yra iš tos kompanijos irgi. Tai va. Tai žiūrėsim kaip toliau, kol kas sakau, skaitosi labai easy. O also ta Maja kind of jau turi crushą ant to Connor. Ten kažkas gal buvo tarp jų kažkada. Who knows. Tai gerai, varau dar pasiimti karštų sumuštinių ir tada varau toliau skaityti. Aš labai nežinau, kaip aš kol kas jaučiuosi apie tą Connor ir Mają ir jų
santykiai. Pasirodo, jie kind of turėjo tokį sort of relationship. Ir tada jis pradėjo susitikinėti su ta Avery, kuri pasirodo irgi nėra dabar jo mergina, jie tipo just not together, bet ta Avery yra jų kolegė ir tipo jo ir to Eli kolegė, tai jinai dėl to šitose vestuvėse yra. Bet so far jisai Connor labai su ta Maja šneka kaip su vaiku. Ir aš nežinau, ar čia yra tas thing, kur tipo žmonėm yra fun in an age gap romance, kad vienas visą laiką su kitu elgesi kaip su vaiku. Aš galvoju, kad that's not the point. Tai pažiūrėsim, bet kol kas tipo man cringe. Net ne cringe, tiesiog jeko. Tipo, kad ten kažką užmetė ta Maja dėl amžiaus, kad Avery tau yra labiau age appropriate, lala. Ten jisai ją išvadino childish brat. Tipo, shut up. Also, Connor yra tas tipo tamsus, mysterious, jis niekada nesijuokia, bla. Tipo, kol kas aš tam kampe, kad nekenčiu tokių emotionless charakterių ir man tai nėra hot. Tai tikiuosi, kad čia kažkaip pasikeis ir kad jisai nustos su jie elgtis kaip su kažkokiu vaiku. Man žiauriai nepatinka. Tai, let's get back to it. Also, čia vos neišeina kažkoks second chance romance. Aš nesitikėjau, aš norėjau, kad jinai sutiktų ten atvažiavus kažkokį mysterious older guy. O čia grinai jie šneka, kaip jie turėjo normalų relationship ir tada išskyrė ir dabar tiesiog abu yra bitter dėl to. Taip. That's not what I signed up for. What the fuck. Čia kalba dabar Maja su savo brolio būsimos žmonos sesę. Ir ten jinai ta sesė sako, čia kaip lieva, kad tai 3 bičiai šitam visam wedding party yra laisvi. Ir čia ten tas netinka, tipo, oh, maybe I should go for the older one, the oldest one, ar ką ten sakė. Ir Maja ten, tipo, he's mine, I blurred out. Actually, no, I may have hissed it. Kaip tai yra pathetic. Kaip tai yra pathetic. Su jie ką taip pat elgėsi kaip su visišku child. Ir dabar jinai tipo, oh no, he's mine. Skaitau dabar flashbacką, kur Maja pasakojo, kad jinai studijavo Edinburghe ir jai ten buvo not a good time vienu metu. Ir jai bandė prisiskambinti savo broliui. Brolis buvo pakeliui į Australiją. Atsiliepė tas Connor. Čia buvo pirmas kartas, kai jie normaliai kalbėjo, tipo, vienas su kitu ir jinai ten apsiverkus paskambino ir jie čia šneka, tipo. Ir jinai ten verkė ir sako, tai kas yra čia, tu vis tiek esi Eli's family, tipo, noriu žinot. Tarara. Ir jinai tipo sako, kodėl aš tau turėčiau kažką pasakoti iš vis, kas vyksta. Ir jisai jai sako, because your brother is unreachable and I'm a fucking adult and you aren't. Jinai univere jau. Stop it. Čia jų yra jų pirmas pokalbis, kur tipo, oh, wow, he cares. He cares so much. Jisai visi kol kas jų conversation, tipo, neįmanoma išsisukti nuo to, kad jisai kažkaip ją vadina child. Arba childish. It's just my civic responsibility to make sure children aren't being abducted or some similar horseshit. Ai, nu gerai, jis tipo dar galvoju, kad jai yra mažiau metų, bet still, čia jų pirmas conversation, čia jų toks mini meet cute. Fuck that. Tai tas Connor, kai jie ten pakalbėjo, viskas jai blogai, dėl ten drama su jos ex-boyfriend, su jos kambariokais ten, žodžiu. Jo, ir jisai tiesiog atskrido pas ją. Nes why not?
Nes reikia adult supervision, I guess. Yeah. Okay. Aš einu nusipraust veidą. Ir tada viską padaryt. Ir eisiu į lovą įsitaisyti, nes jau jaučiu, kad biškelis snauduliukas traukia. Bet dar paskaitysiu knygą, bet jau iš kitos vietos. Good morning. Labas rytas. Vakar taip ir nepaskaičiau, nes užmigau immediately. Atsinešiau į lovą, atsidariau skyrių ir buvo. Tai, let's get on with it. Messy. Šita knyga yra messy, bet ne iš to, kad kažkokie tipo relationships ar dar kažkas, bet tiesiog, kad iš tikrųjų gal šitos vestuvės yra cursed. Tai I'm sorry, jeigu skaityt jūs Not in Love ir galvojat, kad viskas žiauriai gerai, bet turns out, kad gal tikrai kažkoks yra curse. Tai, žodžiu, per tas vestuvės, per tą savaitę vestuvių ten žmonės apsinuodijo. Tada viena panata Avery, to Connor X, vos nenuskendo, jisai ją labai dramatiškai išgelbėjo, of course. Kas dar čia buvo, tai tas poisoning, visi buvo apsinuodiję. Ir dabar išsiveržė Mount Etna. Ir ar literaliai prieš kelias dienas nebuvo išsiveržus Etna? Okay, girly, tiesiog Allie Hazelwood viską žino. Bet baisiau už Etną dabar skaitau vietą, kur Maja pametė šunį. Kol išsiveržė Mount Etna, jinai pametė šunį vardu Tiny. Tai yra big dog, bet jo vardas yra Tiny. Ir jinai nežino, kur jisai yra. Čia yra labiausiai dramatiška vieta šitoj knygoj. O other than that, tai buvo jau almost sex scene, bet ne, labai Connor laužosi, Maja toliau obsessed. Aš nežinau, aš nematau to jų chemistry, nes visas jų chemistry pasakytas ant to, kad Connor tiesiog labai labai saugo nuo visko ir, nes jis taip yra užaugęs ir užaugintas, matyti tenai moteris kaip fragile things ir panašiai, kad santykiam jam yra nelygiavertiškas vos dalykas, o kad reikia, kad jis yra santykiai tam, kad apsaugotų kitą žmogų ir panašiai. Tai vat, tai nežinau, also kita jo ex, kurios vardą aš labai norėčiau prisiminti. Man jinai Minarė labai panaši, bet Manami, ne? Koks jos vardas? Minami. Minami yra also dar viena Connor's ex, kuri buvo rimčiausia jo ex. Ir jinai yra Majos brolio draugė, kaip suprantu. Ir also jinai vis sako, kad Minami man kaip mother figure, nes newsflash, abu jų tėvai yra dead. Tai labai convenient, bet Minami visą laiką buvo jai kaip mother figure. Tai, kad jinai turi vos ne competent savo galvoj, ne iš tikrųjų, nes Minami nerūpi visiškai tas Connor jau, bet kad jinai kind of competina su ja dėl to paties vyro, man irgi yra weird, she's your mother figure. Tai trupučiuką keista, but that's fine. Tai va, dabar esu perskaičius 211 puslapių. Pradėsiu dabar skaityti 29 skyrių. Pažiūrėsim, kaip čia bus toliau. Also, labai fainas oras, labai gražu, labai faina. Tikiuosi, kad neužles and will be okay. Man tiesiog žiauriai patinka vestuvės. Oh my god.
Negalvojau, kad apsižlimsiu per Ellie Hazelwood knygą, bet here we are. Tos vestuvės, man labai patinka vestuvės. Čia yra dabar ASMR channel. Forget the books. Man šitam pokalbiui reikia turėti drink, bet aš tikrai nieko nenoriu alko gerti, tai we have a Coca-Cola. Pabaigiau Problematic Summer Romance. Tai truko vieną vakarą ir vieną dieną. Labai greitai susiskaitė. Ir aš turiu dalykų, ką aš manau. Kiek aš pasakau prieš tai, man buvo toks, jaki, kaip čia jie taip. Tikrai koks age gap ir panašiai. Ir kuo toliau aš skaičiuoju, tos man buvo, and so what. Tai, žodžiu, long story short, kas viskas ten buvo. Viskas labai blogai ėjosi su tom vestuvėm. Eli, man atrodo vardas jo, Eli ir Rue, prastai viskas ten ėjosi, atrodo, kad viskas yra cursed. Connor su Maja nesusišneka, obvious, kad Connor nori, kad jisai su Maja, kad būtų Maja irgi nori būti su Connor, bet tiesiog principai jiem neleidžia, nes jisai Connor tai visą laiką tiesiog prikišnėjo, kad I'm too old for you, tai bla bla bla. Nors jisai pats buvo ten labai in love su jie jau for a while, 3 metus jie čia. Jie 3 metus realiai kalbėjo visą laiką telefonu vos ne kasdien. Ir jisai labai buvo conscious, kad nenueitų niekur tas jų relationship, until it did. Prieš 10 mėnesių, kai paskutinį kartą jie kalbėjo, pasirodo, Maja pasakė jam, kad jį myli random, ne random, bet tipo. Jo, Connor nepasakė to ir jisai sakė, kad kažką kitą nori dating, kažką. Tikriausiai Avery ten ir buvo tada. Tai jo, tai nuo tada jie buvo nekalbėję ir dabar jie po viso to laiko pirmą kartą susitiko gyvai Sicilijoje, tose vestuvėse. Tai vat, aišku, viskas ten išsirišo gražiai. Buvo labai nice scene, man labai patiko, kur, man atrodo, minėjau, kad šunį, o gal ir neminėjau, kad išsiveržė Etna ir tada iš karto pametė Maja savo brolio šunį, Tiny. Ir jisai buvo saloj, tipo tokia, kaip, kurią tu gali nueiti, kai būna, kai būna low tide. Gali tipo nueiti, ta šuo ten užstrigęs toj saloj buvo, tai Maja su Connor tiesiog nuplaukė į tą salą tenais, ten vila tokia yra, žodžiu. Tai tas Tiny ten buvo ir jis susirado kitą šunį ten ir, žodžiu, jiem norėjo parodyti tą šunį. Bet jie ten vaikščiojo, ten viską, ten labai gražiai viskas buvo parašyta, bet, maybe it is fun. Kažkaip smagiai man ten susiskaitė. Ir man labai patiko Majos brolio ir jo sužadėtinės vestuvės, nes, kaip minėjau, viskas labai blogai ėjosi. Ir tiesiog 5 ryto ją prikėlė, Maja prikėlė jos brolis ir Connor tipo irgi prikėlė. Ir jie visi varė į tą salą, tą vilą. Ir ten saulė tekėjo, viskas, tipo visi buvo, nieko daugiau nebuvo, buvo tik tai main couple ir Maja su Connor. Ir tada tenai susitokė tiesiog Eli su Rue ir buvo labai gražu ir cue the footage tiesiog, nes man labai patinka vestuvės ir aš tiesiog, buvo interesting. Tai vad, bet buvo smagu, labai patiko. Tai Eli su Rue labai cute, viskas tenai išėjo. Gal, nežinau, ar skaitysiu Not in Love. I'm not sure. Nežinau tikrai. Bet gražu buvo tenais. O main couple, aišku, ten buvo daug, mano standartais buvo daug spice scenes. Ir aš jas labai skipinau. Ta prasme, aš skiminau, bet aš negaliu, man vis dar, it's too much for me, aš nemėgstu. Tai aš labai taip jas atbulais nagais skaičiau.
Bet good for her. Good for Maya, tiesiog. Tai va, tai man tipo nice išėjo ir tas jų relationship, kad jie pagaliau su tuo Connor tipo susimetė ir viskas ok. Ir pabaigiau aš tą knygą ir man, kai tik tai pabaigiau, buvo toks, kaip faina, gal čia visai ir patiko, tipo, šitą knygą. Gal ir atleidžiu visus tuos age gap tipo thing, nes galvoju, ai, vis tik knyga vadinasi Problematic Summer Romance, o it is problematic. Bet dabar, kuo aš daugiau suvirškinu visą informaciją, tuo aš labiau tokia, actually, aš nelabai suprantu, kodėl jie vienas kitam patinka. Jie nelabai turi bendrų pomėgių, aš nesakau, kad tipo, pora turi turėti visiškai vienodus pomėgius, bet tiesiog aš nematau taškų, kur jų pasauliai susikerta. Jisai šaiposi iš jos, kad jinai yra child, jinai šaiposi iš jo, kad jisai yra senis. And that's it. Dar jinai pasišaipo iš to, koks jis yra ten punktualus ir numbers man ir viskas, ir kaip jisai providina jai viską, ir ją saugo nuo absoliučiai visko. O jinai, ką žinau, enjoys that. Nežinau. Aš manau, kad Connor nelabai turi personality. Other than that, kad jisai ten nori būti protective ir ten viską. Maja man patiko, kaip veikėja, man jinai faina. Bet aš nelabai matau, kaip tipo jie toliau bus kartu. Nors, actually, pabaigoje jie susižadėjo, jie kartu, officially kartu buvo mėnesį ir jie susižadėjo. Ir also jie jau pakalbėjo apie babies. Kad ten jau Connor ten prisisvaigo, kad jis ten nori vaikų ir visų jie ir panašiai. Jam 8, jai yra 23. Žinau, kad sakiau, kad gal čia palikim šitą. It's problematic. Whatever. That's the point of the story. Jeigu man būtų 23 ir man patiktų bitches, kuriam yra 8 ir tai actually kažkaip pasidarytų, aš nežinau. I don't know. Man 28 ir aš galvoju, kad aš nenorėčiau deitinti nieko, kam ten 20-21. Dabar, kai man 28, tai what do you mean? Ką tu matai panoj, kuria yra 2-3, o tau yra 8? Nežinau, jeigu aš pamirštu, kiek jam yra metų, tada viskas būna ok, bet tada ten pasakydavau, kad jis ten žilsta jau ir man toks, damn. I don't like that. Kodėl tu nesi su savo amžiaus moterim? I think that's a red flag. O iš Majos pusės, tai man kažkiek buvo tas, kad jinai yra labai užsiciklinus, tiesiog, kad jai reikia būti su Connor, kad tipo, also jo sex life amazing. Bet tipo, nežinau. It is problematic. It is summer romance. Nežinau. Aš manau, kad dar 2 mėnesiai ir jie išsiskirtų. Aš nematau pasaulio, kur actually jų ta santuoka, nes jie jau susižadėję. Aš nematau, kaip tai veikia, kad tai actually veiktų. 2 dalykai. Ar Ellie Hazelwood nesiniai peržiūrėjo 2 sezoną Fleabag ir bandė vieną vietą nukopijuoti, nes it didn't work at all. Aš nesakau, kad niekas daugiau gyvenime nėra to pasakęs, bet it's iconic. Ta vieta yra iconic. Ta vieta yra siaubingai liūdna. Kontekste tos knygos atrodė, kad grinai referencina būtent tą Fleabag sceną. Ir if you know, nespoilinsiu, bet prašau, pažiūrėkit Fleabag, kas nematė 2 sezoną ypač. Ir antras dalykas, man žiauriai kliuvo, kad Ellie Hazelwood naudoja daug labai trendinių dalykų, internetinių trendinių dalykų, kurie, man atrodo, kad jie veikia kaip fast fashion ir kad po 3 metų tu skaitysi ir nebesuprasi, what does that mean, kad praeis tokie dalykai. Nežinau, aišku, nenaudoju ten žiauriai obscure kažkokių referencų, bet po ten paklausti, po kiek kartų galvoji ten
kiek kartų galvoji, kad Konoras galvoja apie Roman Empire. Nu ir tipo, gali tai skaityti šiaip savo kaip klausimą, bet also tai yra internet stuff. Tai vat, bet aš galiu pasakyti, kad aš had fun, man buvo smagu, man buvo faina. Nežinau, ar tokį relationship... Ne. Tikrai tokį relationship negalėčiau pateisinti realybėj. In a book, why not? Why the hell not? Aš suprantu, kodėl, tipo, tas yra ta dinamika, age gap, visai interesting. Man bent jau iš tos pusės buvo, kad, čia forbidden. Bet man atrodo, visi tokie dalykai, kaip ir tas protectiveness ir panašiai, man atrodo, daug geriau veikia fantasy stuff, kai yra biškai kitokie stakes negu dabar. Tai vat, galbūt jie tiesiog turėjo išsiskirti. Anyways, buvo smagu. Labai buvo smagu, greitai suskaičiau labai tą knygą. Ir Not in Love, ar man reikia skaityti Not in Love? I don't know, Rue atrodo visai faina. Tai no clue. Minions, tonight we steal the moonbeam ice cream.